Labas rytas, Jonas Valančiūnas ir Toronto Raptors komanda šiąnakt Lietuvos laiku viešėjo Miamyje, kur NBA lygos rungtynėse susitiko su Heat ekipa. NBA čempionai laimėjo rungtynės rezultatu 102-97 ir nutraukė Raptors 5 iš eilės pergalių seriją. Iš Miamio praneša specialusis M1 sporto žinių korespondentas Mindaugas Stasiulis. Čia Mindaugas Stasiulis iš Miami American Airlines arenos. Praėjo 2 kėliniai, rezultatas yra 56-55 atrodo. Kol kas Miami Heat 1 tašku tik pirmaujo. Jonui sekas gynyboje visai neblogai, puolime sunkokai, bet čia tik dėl to, kad jis buvo prieš rungtynes sutikęs su 60 ar 70 lietuvių. Viskas! Miami siautėja, nes rezultatu 102-97 nugalėjo Raptorsus ir Joną Valančiūną, kuris šiandien žaidė žiauriai gerai. Let's go Heat šaukė padūkusi publika. Čia buvo specialusis korespondentas Miamyje Mindaugas Stasiulis. Let's go M1 Morning Show. Thank you. Ačiū. Tai buvo specialusis M1 sporto žinių korespondentas Miamyje Mindaugas Stasiulis, kuris kvietimą prieš rungtynes sutikti su Valančiūnu netikėtai gavo sutikęs Miamio lietuvių bendruomenės narius. Sujaudintas susitikimo su Jonu Valančiūnu mūsų reporteris užmiršo paminėti pagrindinius Lietuvos krepšininko statistikos rodiklius. Mačo starto penkete pradėjęs Jonas į NBA čempionų krepšį įmetęs 17 taškų, atkovojo 5 kamuolius. Rezultatyve už Valančiūną Raptors ekipoje žaidė tik Demaras DeRozanas, rinkęs 26 taškus. Heat ekipoje išsiskyrė lyderis LeBronas Jamesas, pelnęs 30 taškų.